Pradėsiu darbą ir norėčiau paprašyti tik vieno dalyko. Paspausti prenumeruoti mygtuką ir like. Kodėl? Susimokėjau mokestį, dar nesusimokėjau, galvoju susimokėti. Ar verta, nežinau. Man paskaičiavo draudimą metam 900 eurų. Beveik ten 1000 išeina. Su mano mašina, o plus kasko draudimas dar 1100 kažkiek. Ir galvoju, ar verta tęsti man veiklą, nes aš visumoje tiek neuždirbu, kiek aš dirbu laiko. Čia reikia dirbti daug, kad uždirb tą sumą. Man šiokia tokia motivacija bus, jeigu paspausite like mygtuką ir paprenumeruosite. Tada rimtai pagalvosiu, ar man šią veiklą tęsti. Aš suprantu, kad vaizdo įrašai nėra ten baisiai įdomus, bet gal kam nors aktualu. 32:40, tai čia buvo penktadienis, žiūrėsiu kaip šeštadienį, tikiuosi bus geriau, nes buvo liūdnoka. Aš įrašinėjau vaizdo įrašas, bet buvo, nieko neįvyko kažkas ant tokio wow, kad būtų įdomu klausyti, nes žiūrėti nėra kažkokios ten wow pas mane, tai bent jau paklausyti. Gerai, diena prasideda su mano žaisliukais ir žiūrėsim, kas šiandien bus. Dar tokią naujovę atradau, bevažiuojant kur nors kitur ir tau iš karto GPS Bolto nustato, kaip kitur važiuoti, jeigu netyčia kelią pakeitė. Tai atsinaujino pati ta sistema ir šiaip kelius jau rodo daug geriau. Tai patobulėjo Boltas per kažkiek laiko, per metus. Nors dabar aš važiuoju pagrindiniu keliu ir man kur važiuoti rodo per 3 mm šone. Tai irgi nišisnytas, bet visumoje gaudosi mieste daug geriau negu anksčiau. Ir dabar vežiau vietinis jisai ir mūsų mieste gyvena. Ir minėjo, sako, oi, atsiradot konkurencija. Tai maža mieste konkurencija. Kalbėjom, kiek ima taksistai iki tam tikro miestelio. Tai su Boltu gali važiuoti už 6 eurus ar ten 7. O tie taksistai ima 10 arba 15 eurų, kaip bevažiuotum. O tas, kuris nežino miesto, pavyzdžiui, jisai žinojo miestą, tai jis sakė, dar net aplinkui apvežė, kad daugiau sukrapštyti pinigų. Tai va pas mus taksistai ir gudrauja, tai jau mane suprasi. Kiekvienas nori, kaip sakoma, užsidirbti. Sukasi kas kaip gali, kas kaip moka. Kol neužmiršau, vienas Bolto darbuotojas, kolega gavo užsakymą į Kauną vakarą. Jis už tai uždirbo atskaičius mokesčius apie 79 eurus. Tai, o kelionė pirmin ir atgal užtrunka apie 4 valandas. Nekalbu apie kurą. Tai nežinau, ar čia apsimoka važiuoti į tolimesnės kelionės ar ne. Kai yra užsakymų mažesnėme mieste ir per tą laiką tu gali prisirinkti tų važinėjimų, bet tu krušiesi, kaip sakau, mažesnėme mieste, mažesniais atstumais už įsėdimo mokestį. Tai čia kiekvienas sprendžia savai, kaip tik nori. Kolega gavo vakar į Kauną, šiandien gavo į Vilnių. Tai įdomu, kiek išmuš jam tą kainą, tai bus matyt. Iki Vilniaus irgi apie pirminį ir atgal apie 4 valandas. Dabar bestovėdamas prisiminiau, aš dar nesumokėjau mokesčių inspekcijai VMI ir tų atvirkštinių, bet aš esu preliminariai prisimetęs, kiek aš uždirbau per tą visą laiką. Tai aš uždirbęs esu 1100 eurų, tai plius minus užsakymas. O draudimas man kainuoja 900, tai aš nei draudimą neišdirbu. Visumoje ir sakė direktorius, jeigu tu neišdirbi ten 90 valandų, ar kiek, čia jau pats direktorius minėjo Lietuvos, kad neišdirbę 90 valandų, jie tiesiog neuždirbs iš Bolto. Tai toks dalykas, aš tikiuosi, išgirs mane gal koks Bolto, Lietuva ar koks velnės ir parems veiklą, būt visai nieko, nes aš dirbu tik savaitgalį ir pas mane tas valandų skaičius tikrai mažas susidaro. Bet vardant
į savaitę vieno vaizdo įrašo kažką gal eitų priburta, ne? Matai, va, pamislinu. Aišku, mane kokie taksistai prakeiktų čia visi, bet mintis gal ir nebloga. Čia iš tos serijos skolinių užmiršau. Antrą kartą gyvenime manęs paklausė, ar yra laisvo pobūdžio merginų. Tai sakau, nėra, arba tiksliau nežinau, nes jų gali būti, bet aš tiesiog nežinau. Tai taip įdomiai. Žmonės teiraujasi, reiškia, reikia tokių, tai va į naktinį klubą varys ieškot, juokėsi. Nu, dar taip nėra buvę, sustojom į degalinę ir man nupirko kažkokio gėrimo, va, palaukit, jungsiu lempą, va, kažkokio gėrimo, sakė, labai perka, degalinės, taip sakė darbuotoja, nu jo, nu bet smagu, kad tokių klientų atsiranda, pavaišina, neįtikėtina, šiaip aš darau tokius dalykus, o ne kiti, duoda kažkokį minimalų suvenyrą, o kiti, va, žiūrėk, va, irgi nudžiugina. Tai kiek uždirbau, dabar yra šeštadienis, ne, sekmadienis, 3:30 ir nežinau, ar sekmadienį dirbsiu, bet šiandien per 3,5 valandos uždirbau 40 eurų beveik. Ir šeštadienį uždirbau, kaip čia dabar pažiūrėti, bam, rodyti išklotinę kažkaip šitą kasdieną. Va, ir kovo 1 uždirbau, buvo 4 eurai, jau buvo nuo penktadienio likę, tai 60, nu, grubiai 3 eurus. Tai diena tikrai, palyginus mano miestelį, yra labai gera. Ir pradirbau visą tą laiką 5 valandos ir 6, 7, 8 ir 20 minučių. Tai kaip pas mane tai yra labai gerai, tokie rezultatai. Tai va, tokie mano rezultatai, galbūt ir sekmadienį dirbsiu, bus matyt. Tai iki sekančio karto, visus myliu, bučiuoju, iki.